Sveikinimai žygį su pergalė, 2 kart atrodo pasidarėt, 2 kart košės prisivirėt, vėl išsisrėbėt, kas šiandien lėmė pergalę? Šiandien kova lėmė pergalę, kai žaidėjai ateina ir nori kovoti, žiūrėkit, ta prasme, nulinės situacijas, ten kažkur kamuolys nukrenta ant žemės, mes griūnam, išmušnėjom kamuolius ir viskas. Šiais laikais krepšinis skaičiuojasi tie kamuolio palėtimai gynyboje, nesvarbu ar tu perimi kamuolį, bet kažkokie, tipai skaičiuojasi ir mes daug jų padarom ir viskas, ir jie tada išsimuša iš derinių. Labai gerai veikia gynyba pirmoji rungtynių pusėje, kas atsitiko trečiam ketvirtį. Ar jie tiesiog tos metimus pataikyt pradėjo, ar varžovas kažką puolime pakeitė? Jie pataikė tų metimų, aišku, daugiau turbūt negu pataikė pirmoji pusėje, gal iš čia labiau susikaupė, nes, šiek tiek jaučiasi, kad su Marijampolė jau nebelėmė tos varžybos likusios, tai gal vis tiek ir nepilnos sudėties žaidė. Tai gal ir mums pritruko jėgų, nes tikrai pirmose 2 kėliniuose tikrai atidavėm daug jėgų, tai nežinau, iš tikrųjų patingėjom, galima sakyti, kad patingėjom turbūt pradžiai. 3 kėlinio turbūt ir dėl to ir pasivijo jie. Teisėjams turbūt labai buvo žiauriai sunkios rungtynės, daug kontakto, daug vaidybos, techninių, nesportinių pražangų. Kiek pats prie to prisidedi ir jeigu būtum pats krepšinio teisėjas, ar norėtum savo teisėjauti, kaip žaidėjai? Nenorėčiau, todėl labiau stengiausi krepšinio aikštelėje ir tapau krepšininku, kad nereikėtų teisėjauti, tai žinot, jeigu nenori, nenori tik frontą tapti generolų ir panašiai, tai. Bet jo, aš įsivaizduoju, kad daug, tikrai sunku teisėjauti prieš mane ir aš visą laiką stengiuosi, žinau tas taisyklės šiaip labai gerai ir jeigu matau, kad varžovas šiek tiek ir ginasi ne pagal arba puola ne pagal taisyklės, aš iškart bandau tą parodyti, tai tikrai yra daug darbo gal su manim. O šiandien, tai prieš Matą Juciką vis tiek, jisai yra gal stipresnis, nesakyčiau, kad stipresnis, bet aukštesnis už mane ir kažkaip reikia kovoti, tai kovoju visas varžybas. Tam mečapė su Juciku, šiandien jautiesi nugalėtojas ar taip 50-50? Nežinau, įmetė 25 taškus, tai nežinau, iš tikrųjų gal Jucikas įmetė, bet gal tas Stepato gynyba mums padėjo biškiai išsispręsti pradžių varžybų ir pasidaryti tą persvarą. Jų gynėjus biškiai išjungti, tai Jucikas vis tiek turi tas ilgas rankas, jis ten susikartos. Tai tokia mečapą gal pralošiau, bet 5 prieš 5 laimėjau.